Smartway – sumanus kelias į pergalę. GoSmartway.lt ir vaistinėse. Labadiena, mėly LRT Plus televizijos žiūrovai, labadiena, mėly krepšinio sirgaliai, labadiena, moterų krepšinio gerbėjai, jūsų ekranuose Prienų sporto ir pramogų arena. Viską, kad Panevėžys pagaliau iškovotų pergalę. Pavyko apsiginti panevėžietėms, Gintarė Mažonytė iš 3 taškų zonos pataiko. Traumą buvo patyrusi Kazočiūnaitė, Šulskė iš 3 taškų zonos meta taikliai ir kol kas Panevėžys už Navaitę. Dviese ten bandė su Kazočiūnaitė kažką sukurti, Pernavaitės klaidinantis judesiai. Ir dabar dviese prieš vieną Gintarė Mažonytė neturi čia jokių problemų, pelno 2 taškus. Užvakar Šiauliai žaidė 8 žaidėjų rotaciją, nes turėjo 8 žaidėjas. Skersas perdavimas į kraštą Justino Ficerovaitė. Ficerovaitė degina Prienų sporto arenos. Kad niekur tas taiklumas nėra dingęs. Brigita Rimkevičiūtė kokį kėlinį žaidžia. 8 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos, sudvigubinto gynyba prieš Gotovą Šurenkaitę, tai nieko nereiškia. Tiesiog čia vietos daugiau yra negu LSMU sporto centre, čia Paulauskaitė dabar. LRT Plus televizijos eterio, kadangi pakalbinsime vieną iš pirmaujančių komandos žaidėjų, kamuolys kamuolį. Panevėžiečių bandymas paspausti, Paulauskaitės spaudimas iš 3. Ir klaidų, bet lyginant su praeitais mačais visiškai kitaip. O tai, ko Panevėžys nenori matyti savo žaidime, prastų perdavimų. Savostaitės šūvis iš 3 taškų zonos, taip pat 5 naudingumo balai didėja iki -6, bet čia Kazočiūnaitė ima kamuolį puolime ir apžaidinėja dabar Urtė Bukauskaitė tiksliausias. Ir dabar geras perdavimas arčiau krepšio ir Bukauskaitė pelno. Pernavaitė, gražiai vaikšto kamuolys ties perimetrų, Karolina Kazočiūnaitė smėgia tolimą metimą. Motėva. Skersas perdavimas į kraštą komandos draugiai. O ten Kokybiškos buvo Mažonytės paslaugos. Kazočiūnaitė iš 3 taškų zonos. Savostaitė stato užtvarą, Bukauskaitė į baudos aikštelę. Perdavimas iš kišenės. Vėlgi 1 tašku priekyje kaunietės iki šio Gabrielės Šulskės metimo. Kaip neatsargiai dalyjasi kamuoliu tarpusavėje Mažonytė su Timofejeva Gustei Dzetkauskaitei. Labai svarbus Kazočiūnaitės metimas, pataikyti nepavyko Gintarė Paulauskaitė. Pelno 2 taškus antruoju šansu. 63-58 Kauno Aistės LSMU.